Šioje pamokoje pakalbėsime apie veiksnius, kurie priklauso nuo išorinio pasaulio. Ne kurie kaip praeitoj pamokoje, bet nuo kitų dalykų, kurie turi didelę įtaką, daro didelę įtaką kūrybos visam procesui. Tai yra aplinka, veiklos sąlygos, pati problema ir kūrybos procesas. Ir galiausiai pabaigoje apibendrinsim visą, pateiksim visą kūrybinių veiksnių modelį. Aplinkos veiksniai skirstomi į du dalykus, dvi grupės. Tai yra žmonės ir daiktai arba fiziniai dalykai, kurie veikia žmogų. Tai yra darbo vieta, priemonės, prietaisai, įvairūs išoriniai dirgikliai, tai yra temperatūra, drėgmė, visi kiti oro sąlygos ir įvairūs stimulai taip pat turi reikšmės kūrybos procesui. Žmonės bene labiausiai veikia kūrėją. Galbūt tai yra tinkamas ar netinkamas vadovas, vienas ar kitas lyderis, kolegos, bendradarbiai, specialistai, kurie galbūt irgi patarė arba padeda, galbūt priešingai, galbūt kenkia. Grupė, artimieji, draugai ir galiausiai visuomenė. Tai yra visas žmonių pasaulis, kuris tiesiogiai ir netiesiogiai veikia patį kūrėją ir jo kūrybos procesą. Prie sąlygų priskirsime tokius galbūt daugiau dvasinius, informacinius dalykus. Tai įvairi kultūrinė, ekonominė, politinė ir kitokia situacija, kuri yra šiuo metu pasaulyje. Įvairūs visuomeniniai procesai, taisyklės, tradicijos, taip pat finansinės galimybės, informacija, prieinama, neprieinama, kokybiška, nekokybiška. Visą tai reikia turėti galvoj. Tos sąlygos gali būti palankios ir nelabai palankios arba net visai nepalankios. Kas yra problema? Problema tai susideda iš esamos situacijos ir norimos situacijos. Tai yra tam tikro tikslo. Kūrėjas, kaip minėjom, anksčiau kalbėjom, yra tokia aktyvi būtybė, kuri nepasitenkina esamą situaciją, ieško, kaip būtų geriau, ką galima būtų patobulinti, kokias problemas išspręsti. Ir jeigu negalima paprastai pereiti prie tikslo, prie norimos situacijos, tai yra tam tikras nežinomis barjeras, tai ir turime problemą. Tai žodžiu, norint pereiti į norimą situaciją, yra galimi keliai arba tiesiai veržtis per nežinomybės barjerą arba ieškoti apeities kliūčių apeijimo kelio. Pati problema susideda galima sakyti, turi tam tikrą svorį. Siekiniai tai yra tai, ko mes siekime, dideli, maži, riboti, begaliniai, tam tikri barjerai, kurie neleidžia pereiti į norimą situaciją. Taip pat svarbus yra objektas, tam tikra veiklos sritis ir su kokiom medžiagom dirba kūrėjas. Visą tai sudaro problemos tam tikrą veiksnių grupę, kuri yra labai svarbi ir reikšminga kūrybos metu. Čia matome pagal Csikszentmihalyi, šio žmogaus pavardės beveik niekas neištaria, tokias šiek tiek supaprastintą schemą, kurioje matome iš vienos pusės problemos svorį, iš kitos kūrėjo kūrybinį potencialą, tai yra gebėjimus, žinias ir taip toliau. Ir jeigu kūrėjo kūrybinis potencialas yra labai didelis, o problema yra paprasta, tokiam, kurį pasidaro greitai nuobodu. Jisai galbūt net nesijima kažką tai kurti. Jeigu problema yra sunki, o kūrėjo gebėjimai menki, tai kyla didelė įtampa, psichologinis toks stresas ir vėlgi kūrybos gali nebūti. Palankiausias tai yra tarpinis variantas, kai
problemos svoris maždaug atitinka kūrybinį potencialą. Ir žvelgiant į šią, ir tuo metu patiria kūrėjas taip vadinamą srauto būseną. Tai tokia būsena, kai kūrėjas, kūryba vyksta tarsi savaime ir žmogus gali kontroliuoti visą procesą ir panašiai. Tai yra pati palankiausia tokia situacija. Jeigu mes galvojame ugdyti savo gebėjimus ir plėsti, didinti savo kūrybinį potencialą, reikėtų žinoti tai, kad potencialas didėja tik tai tuomet, kai problema yra šiek tiek sudėtingesnė, sunkesnė, stipresnė, didesnė negu mūsų potencialas. Ir kaip ir sporte, sakysim, visada sportininkai užsideda šiek tiek daugiau negu gali tuo metu padaryti. Būtent tik tai tokiu metu vyksta kūrybos ugdymo treniruotės procesas. Kartais kartais problemos išnyksta vien tik pakeitus požiūrį. Čia matome tokį vabalą, kuris atrodo tarsi išoriai tos dėžės. Jeigu galėtumėt sustabdyti šią prezentaciją ir pažiūrėti taip, padaryti taip, kad tas vabalas atsidurtų dėžės viduje. Pamėginkit, kada laisvalaikiu padaryti. Užtenka pakeisti žiūrėjimo kampą ir vabalas tarsi savaime atsiduria dėžės viduje. Na ir paskutinis veiksnių grupė tai yra procesas. Be proceso, kaip žinoma, nebus jokio kūrybos rezultato. Ir tai yra, kaip buvo minėta anksčiau, reikia skirti tam laiko, atlikti tam tikrus veiksmus, darbą. Na ir geriausia laikytis įprasto tam tikro nustatyto režimo. Pats procesas yra daugiaetapis. Šioje schemoje matome 7 etapus ir pats procesas prasideda nuo konflikto. Tai yra tam tikros konfliktinės situacijos, kuomet kūrėjas vienaip ar kitaip konfliktuoja su esama situacija, su pasauliu, su kitais žmonėm, tas rytim jam nepatinka esami paveikslai, žaidimai, programos ar dar kažkas tai. Jis nutarė, apsisprendžia sukurti geresnį produktą ar dar kažką tai, spręsti kažkokias problemas. Tada vyksta pasirengimo etapas, kaupiamas žinios, ieškoma, kas galėtų padaryti vieną ar kitą darbą ir taip toliau. Tada prasideda kūryba. Jeigu kūrėjas susiduria su tam tikrom problemom, negali spręsti vienos ar kitos problemos, tuomet kūrybos procesas toks sąmoningas nutrūksta ir toliau dirba pasąmonė. Čia prasideda taip vadinamas inkubacijos periodas, kuomet pasąmonė toliau ieško sprendimų, ieško variantų kažkokio tai taip toliau. Ir tam tikrų momentų, galbūt sapne ar kažkur keliaujant, žmogus tam tikrų impulsų arba paimtas staiga jam nušvinta, taip vadinamas eureka arba aha momentas. Ir tuomet gaunamas sprendimas ir toliau vėl vyksta kūrybos procesas, baigiama spręsti problemą. Ir tuomet perinama į vertinimo etapą. Ir jeigu viskas įvertinamas kūrinys teigiamai, viskas gerai, toliau vyksta kūrinio sklaida. Žodžiu, kad būtų sukurtas kūrinys, turi būti palanki įvairių veiksnių sąveika ir kūrėjas turi veikti ne vieną kūrybos proceso barjerą. Galiausiai šioje schemoje matome bendrą veiksnių modelį. Kaip matot, tai yra 8 veiksnių grupės ir maždaug apie 60 smulkesnių veiksnių. Visi yra ganėtinai svarbus ir, kaip buvo šiek tiek anksčiau minėta, kad vienas iš svarbiausių yra valdymas, proceso valdymas ir tai problemos ir kūrėjo toksai, galima sakyti, galynėjimasis.
Apibendrinant galima pasakyti, kad kūrybos proceso sėkmę sąlygoja daugelis veiksnių. Ir galiausiai užduotis, pamastykite, kokios tinkamiausios sąlygos ir kokia aplinka turėtų būti, kuriant žaidimus. Kaip tokią aplinką galėtumėte susikurti. Dėkui.